šiandien kalbėsime apie pasirengimą darbo apmokėjimo sistemos rengimui, nes ta darbo apmokėjimo sistema tai turbūt žodžių junginys, kuris keliaus per visus mūsų pašnekius, nes tai yra stuburas, tai yra esmė visų pakeitimų ir visų tų prievolių, kurios grėsia įmoniai. Tai ta darbo apmokėjimo sistema iš vienos pusės nėra naujadaras Lietuvoje, nes ir ankstesnis kodeksas to reikalavo iš įmonių, kuriuose yra daugiau negu 20 darbuotojų. Bet vėlgi, turbūt vieša paslaptis, kad ne visi, kurie turėjo turėti, kuriems buvo privalu tą turėti sistemą, jie buvo parengę. Ir galbūt gali kam kilti irgi toks pagunda ar mintis, kad gal ir dabar kažkaip tai pavyks praslysti, nes iki šiol visai neblogai pasisekė. Tai dabar ta situacija visgi sudėtingėja. Ir jinai pirmiausia sudėtingėja dėl to, kad sodrai reikės pateikti duomenis. Reiškia, pačios sistemos kaip ir nereikės parodyti, bet reikės pateikti duomenis apie darbuotojus, ten jų pirmiausia ten darbo laiko normą, darbo laiko režimą ir priskirimą konkrečiai pareigybių grupiai. Tai neturėdama sistemos, neišskaidėsi tas grupės, negalėsi po to sodrai pateikti duomenų, nebent, reiškia, surašysi bet ką, bet tas bet kas po to gali sugrįžti labai negerom pasekmėm. Taip kad vertėtų į šitą prievolę žiūrėti rimtai ir tam ruoštis rimtai. Jo, ir dar galima paminėti, kad kaip ir parengiamasis, ko gero, kaip sudėtinis darbo apmokėjimo sistemos darbas, pirmiausia pasižiūrėti, kas dabar yra įmonėje. Pradėkim nuo to, nes ir praktikai, kas susiduria su įmonėm, kas konsultuoja, teisininkai, buhalteriai ar buhalterinės tiksliau paslaugas teikiantis asmenys, matydami dokumentus, kuriuos gauna iš įmonės, dažnai konstatuoja situaciją, jog tai, kas numatyta vienam ar kitam darbuotojo dokumente, konkrečiai darbo sutartyje, labai neretai skiriasi nuo faktinių aplinkybių, kas ten yra su tuo darbuotoju galutinai sutarta, kaip jis dirba. Tai vat, šiuo aspektu reikia suprasti vieną dalyką, kad pirmas dalykas, buhalteriai teikdami tam tikras ataskaitas, duomenis apie įmonės darbuotojus, jie vadovausis dokumentais. Ne taip, kaip yra faktais, bet tai, kas yra fiksuota dokumentuose. Koks yra nustatytas kokia darbo laiko norma, koks darbo režimas, koks darbo apmokėjimas, kokios darbuotojo pareigos, kokios darbo funkcijos. Visa tai bus žiūrima į darbo sutartį ir ta informacija, kuri privalės būti teikiama sodrai, bus teikiama sodrai. Kita dalis informacijos iš tos darbo sutarties, sakykime, pagrindų bus vertinama ir atliekami tam tikrai veiksmai, jau rengiant darbo apmokėjimo sistemą. Tai turiu omenyje, tarkim, pareigybių grupavime, be abejo jau tie, kas atlikinės tą darbą, vertins darbo sutartis, galbūt pareiginius nuostatus, pareiginius aprašus, jeigu tokie įmonėje yra. Ir štai čia mes susidurėm su tą situaciją, kad jeigu darbo sutarty buvo nustatytos vienos sąlygos, gyvenimas keitėsi, su darbuotoju buvo sutarta, kad jis dirba ar kitose pareigose, ar tarkim sutrumpintų darbo laiku, ar priešingai buvo sutarta, kad darbuotojas dirba sutrumpintą darbo laiko, paskui sutarta naujai, jog jis dirbs pilna darbo laiko norma. Bet tai nebuvo atspindėta darbo sutartyje, darbo sutarties pakeitimas nebuvo padarytas, nes kažkas pamiršo, kažkam tai pasirodė nesvarbu, ar tiesiog šiaip tai pametė galiausiai dokumentą kažkodėl, tai kažkas tai kažkur tai. Tai vat visa ta problema, kuri yra pirminėme lygmenyje, dokumentų lygmenyje, persikels vėliau į kitą lygį, tai yra informacijos pateikimo sodrai. Jeigu darbuotojas, sakykime, dirbo iš pradžių, įsivaizduokim, sutrumpintą darbo laiko, gavo vieną darbo užmokestį, vėliau perėjo dirbti pilnu etatu, taip vadinamu, jam natūralu padidėjo darbo užmokestis, tačiau darbo sutartyje darbo laiko norma nebuvo pakeista.
Tai dabar ir tai tęsiasi kurį laiką. Tai natūralu, buhalteris teikdamas ataskaitą sodrai fiksuos, darbuotojo darbo užmokestis yra toks ir toks, dirba pilną darbo laiką, tai yra 8 valandas per dieną, sakykime. Na, atsiprašau, jeigu jis dirba sutrumpintą darbo laiką, dirbs, rašo, kad tarkim 4 valandas per dieną dirba. Ir galiausiai, kai visi štai tokie duomenys nukeliaus į sodrą, turėsime situaciją, jog sodra matys, kad darbuotojas už pusę darbo laiko, pusę darbo normos darbą gauna atlyginimą, kuris yra lygus kitų darbuotojų atlyginimui dirbančių pilną darbo dieną. Tai natūralu, kad valandinis darbo atlygis tokio darbuotojo bus gerokai didesnis negu kitų darbuotojų. Natūralu, kad tai bus konstatuojama kaip tam tikras netitikimas tarp tos pačios pareigybės grupės darbuotojų darbo atlygio. Na ir darbdaviui automatiškai gali kilti problema, bent jau pareiga įrodinėti, kad ne, čia viskas gerai, kad tiesiog buvo suklysta su duomenų teikimu, kitaip tariant, tai va, tas toks nesklandumas gali iš karto vėliau nusitęsti ir sukelti problemą įrodinėti sodrai kažkokius tai teikti paaiškinimus, galbūt darbo inspekcija, jeigu į darbo inspekciją nukeliaus ta informacija, o galbūt tiesiog kiti darbuotojai, jeigu matydami ir gaudami viešą informaciją ar iš sodros, ar iš paties darbdavio vėliau gaudami informaciją, kad štai šito darbuotojo valandinis atlygis yra didesnis negu jų, jie taip pat kreipsis į darbdavį ar į kažkokią darbo ginčų komisiją ir pareikalaus, kad jiems būtų mokamas analogiško dydžio pareiginis atlygis, kuris, jeigu žiūrėtumėm faktiškai, būtų tarsi toks pat, bet jeigu žiūrėtumėm dokumentaliai, jis skiriasi. Tai vat, tie tokie netikslumai, kurie iki šiol, kol tie duomenys nenukeliaudavo už įmonės ribų, jie nesukeldavo kažkokio diskomforto, visi tą toleravo. Dabar tai gali iškilti į tam tikras problemas. Tas pats su pareiginiais nuostatais. Jeigu mes... Aš atsiprašau, čia įsiterpsiu, reiškia iš tikrųjų, priežastis gali būti net ir ne tai, kad nebuvo darbo sutartis, sakykime, pakeista pagal realią situaciją, bet gal tiesiog duomenys nebuvo atnaujintai sodroje. Nes jeigu įmonė kaitalioja tas sutartis, tai ar ten, pavyzdžiui, duomenys turi naujinti buhalteris, o sutartis keičia juristas ir jeigu ta komunikacija įmonėje nėra sklandi, tai ir ta gali būti priežastis, kad tie vidurkiai po to skaičiuojami visai iš kitų skaičių. Na, tai natūralu, kad ta problema gali būti ir sakykime, netinkamų duomenų pateikimas, teikimo metu padaryta kažkokia klaida įrašytas ne tas skaičius, tai taip, bet tai jau sakyčiau vis tiek toks išvestinis bendravimo galbūt santykių su duomenų teikimo problema. Šiuo atveju aš labiau galbūt lenkiu pokalbį prie to, kad turi būti pačioje įmonėje pirmiausia sutvarkyta, nes nuo klaidos, kuri gali atsitikti teikiant duomenis, niekas realiai nėra apsaugotas, ne tą klavišą galbūt paspaudė, kažką ne ten sužiūrėjai, ne tą dokumentą pakėlei, bet jeigu yra pirminiai dokumentai, sakykime, tvarkingai sudėlioti, tai tada ir tą klaidą tu gali gerokai lengviau įrodyti, kad štai yra tame klaida, bet jeigu tai nėra jokių dokumentų, kad darbuotojas, tarkim, iš tikrųjų dirba 8 valandos, o visur fiksuota, kad jis turėjo dirbti 4 valandas, tai tada jau ta įmonė pagrįsti šitą dalyką bus jai kebliau. Taip, jin galės kažkokiais įrodymais tą įrodinėti, bet natūralu, jai tas bus gerokai sunkiau. Tai bet aš vis tik tais kalbu apie tą pirminį tokių įmonės esamų dokumentų reviziją, darbo sutarties reviziją. Tas pats, ką ir norėjau sakyti, pareigų. Labai dažnas atvejis, kad darbuotojai, kurie dirba seniau, jeigu keliauja, jeigu yra geri darbuotojai, vertinami, kyla pareigose, pareigų pavadinimas įrašomas naujas, darbo funkcijos nekeičiamos, arba netgi tiesiog nurodomas naujas darbo užmokestis, o nei pareigos, nei darbo funkcijos nėra keičiamos.
Tai vėlgi, iš principo, jeigu įmoniai gerai, darbuotojai gerai, tai visiems taip pat gerai. Tik jau kai mes renksim darbo apmokėjimo sistemą, tai ta situacija gali sukelti problemų, nes jeigu įmonėje yra gerokai daugiau darbuotojų negu, tarkim, 3 ar 5 ar ten 8, tai kad tas, kas renks darbo apmokėjimo sistemą ir turės atlikti pareigybių grupavimą įmonėje, natūralu, kad jis vadovausis dokumentais. Kels darbo sutartis, žiūrėdamas pareigybės aprašymus ar tos pačius pareiginius nuostatus. Ir tai, ko gero, tas darbuotojo darbo funkcijų aprašymas bus vienas iš kriterijų, kuriuo bus vadovaujamasi pareigybės grupuojant. Tai jeigu mes, sakykime, darom prielaidą, kad štai šitame etape pareigybės yra netinkamai, visiškai netinkamai aprašytos, na tai ir tas pareigybių grupavimas pas mus sugriūna. Tada staiga galbūt pareigybių grupėje, kur yra, vadinkim, tokia žemesnio lygoje darbuotojų dirba, staiga atsiranda vienas darbuotojas, kuris dirbo tuos darbus prieš 3 metus, bet dabar pakilo, tarkim, iki kažkokio vadovo ir jau gauna gerokai didesnį užmokestį, bet jis bus kažkodėl įtrauktas iš tų žemesnių darbuotojų pareigybių grupę, tai jo darbo užmokestis vėlgi iškris iš bendro konteksto ir darbdavys susidurs su problema. Tai, o kaip mes tada tos pareigybių grupės turėsim nustatyti darbo užmokestį? Taip mes tada, ko gero, priims sprendimą keisti darbo sutartį su tuo darbuotoju, ištaisyti galbūt tas klaidas, bet jeigu ta informacija pasieks, o jeigu bus sudaroma kažkokia tai darbuotojų grupė ar specialistų grupė, kurie ateis iš išorės, nes pareigybių grupavimas tai tikrai nebus paprasta užduotis. Kai kas galbūt samdys iš išorės specialistus, tai jie elementariai nežinos, kad ten kažkoks tai darbuotojas prieš tai dirbęs tokiose pareigybėse dabar yra kažkoks vadovas ar vidutinės grandies vadovas ir gauna gerokai didesnį darbo užmokestį, jis tiesiog jie štai šitą pareigybę įtrauks ir bendrą pareigybių sąrašą ir tada tas bendras pareigybių grupės atlygio rėžis jau, sakykime, vėlgi jis tiesiog išsibalansuos iš bendro konteksto vien todėl, kad yra kažkokia klaida. Tai va, tas pirminis, aš sakyčiau, variantas, pirminė užduotis, ką įmonė turėtų pas save atlikti, tai tų esamų dokumentų revizija, darbo sutarties, pareiginių nuostatų įsivertinti, ar iš tikrųjų tai, kas ten užfiksuota, atitinka faktinės aplinkybės. Nes nuo šitų dokumentų tiesiog mes atsispiriam ir pereinam prie galbūt kitų jau žingsnių, kuriais rengiame darbo apmokėjimo sistemą. Tai vat, tas svarbu paminėti, kad neliktų nuošalyje šitie dokumentai, kad nepradėt iškart kažką daryti, ant pareigybės grupuoti, kad mes vis tik tais eikim prie to, kas šiuo metu yra, reviziją padarykim normalią. Tai taip, nes tikrai tenka matyti darbo sutartis, kurios yra labai lakoniškos, ten maždaug pardavimo vadybininko užduotis yra prekiauti produkciją įmonės gaminamą, o ten kokio nors ten pirkimų vadybininko užduotis yra surasti tiekėjų, sudaryti ten sutartis, logistiką užtikrinti. Ir žiūrint vien tik į tokį aprašymą, nieko negali pasakyti apie tai, koks tas realus yra darbas. Ir galbūt labai yra panašu, kad jie yra, toj pačioj grupiai turėtų būti, nes daro vienas perka, kitas parduoda. O realybėje gali būti tai, kad tas pirkimų vadybininkas iš viso yra vienas įmonėje ir jisai sudaro apskritai visas tiekimo sutartis su visiškai, reiškia, ir jo atsakomybė iš esmės skiriasi nuo tų pardavimo vadinamųjų vadybininkų, kurių užduotis yra paimti prekį iš lentynos ir išrašyti faktūrą. Ir akivaizdu, kad jie negali patekti į tą pačią grupę pareigybių, todėl kad tai yra labai skirtingos savo darbo pobūdžių ir atsakomybė, pastangom, ten įgūdžiais, daug tų sąlygų galėtume vardinti, darbai. Taip kad tikrai reikia pirmiausia nepatingėti, maksimaliai išsamei aprašyti veiklas, nes vėlgi tas tų aprašymas, tų pareigybių, tų funkcijų, sakykime, apibrėžimas
irgi leidžia atsakyti, pirmiausia, užduoti turbūt klausimus, reiškia, tai kokia veikla yra šito žmogaus ir rasti tokią, įsivaizduojamą jo poziciją visoje hierarchijoje. Ir tuo pačiu, irgi galėčiau pasiūlyti tokį seminarą, kurį baigėme rengti, kolegai jau baigė rengti, tai būtent skirta revizijai, darbo sutarčių revizijai, į ką atkreipti dėmesį, kaip turėtų būti formuluota tam, kad atitiktų darbo kodekso nuostatas. Tiesiog tokia kaip atmintinė priminimas, kad nereikėtų skaityti darbo kodekso, nes tie baziniai dalykai gal atrodo ir tokie jau nebelabai svarbus dirbantiems ir ilgametę patirtį turintiems specialistams, bet dėja, nuo to viskas prasideda ir darbo apmokėjimo sistemoje tai irgi taps labai svarbiu elementu.